kodėl aš už šią dėžę ir visus šios agurkus mokėjau 300 eurų. Ir jūs turbūt galvojat, kad man kažkas su manimi negerai. Bet palaukit, negalvokit taip. Sumokėjot pirkti dėl šitos mažos dėžutės esančios šioje dėžėje. Šioje mažoje dėžutėje yra 5 bitai skirti kitam įrankiui, kurių vienas bitas kainuoja apie 50 eurų. Vien perkat atskirai visus šitos bitus, turėtum išleisti apie 250 eurų. Plus gauni gražią dėžę, daug kaiščių ir būkit teisingi, bet Kastūlas yra iš tiesų labai brangus prekinis ženklas. Nieko geriau šiai dienai kaip ir nėra, tai jeigu tai yra tavo duona, tai manau verta investuoti į gerus įrankius, o ne kaip aš dariau pačioj pradžioj, pradėti nuo pačių pigiausių ir eiti iki pačių brangiausių. To pasakoje išleidžiant tūkstančius bereikalingai eurų visiems įrankiam, kurie po to tos kokybės iki galo taip ir nesuteikdavo. Nors prisipažinsiu, įrankius pirkti, testuoti, jais naudotis yra be galo smagu.